patekome į patį seniausią istorijos tarpsnį – priešistorę. Laikoma, jog tai žmonijos istorijos dalis iki rašto atsiradimo. Akmens amžiuje gyveno žmonės primatai. Manoma, jog pirmieji žmonės, vadinami australopitekais, gyveno Afrikoje. Jie buvo labai panašus į beždžiones. Maisto prasimanydavo rinkdami uogas, vaisius, šakneles ir riešutus. Dalį surinkto maisto sudžiovindavo ir kaupdavo kaip atsargas žiemai. Žmonės gyvendavo pavieniui arba grupelėmis. Apsigyvendavo urvuose, kurių sienas puošdavo žvėrių piešiniais. Tokių piešinių rasta Lasko oloje Prancūzijoje.